Birželio 3 dieną Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo organizatoriai susitiko su šalies vadovu Valdu Adamkumi. Tai buvo įžanginis susitikimas prieš Liepos 2–3 dienomis Vilniuje vyksiantį forumą. Po susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje visi dalyviai tvirtino, kad šis renginys turės didelės įtakos ne tik verslininkams, bet ir visai Lietuvos ekonomikai. Dirbom, bendravom daug metų ir pamatėm, kad tai yra iš tikrųjų viena iš galimybių suburti lietuvių, sukurti vieningą tinklą, pasakyti jiems, kad jie Lietuvai reikalingi, kad Lietuva irgi reikalinga jiems ir mes tik tai kartu galim būti stiprus ir sujungtuos. Esame maža valstybė, bet su, kaip sakant, dar ko gero didesniu potencialu ambasadorių mūsų verslui, kuris reziduoja užsienyje. Ir šitas forumas yra tikrai gera priemonė juos pritraukti, skatinant lietuvišką eksportą, kas mano manimu yra nemažiau svarbu negu investicijos į šį čia besikuriantį ir egzistuojantį verslą. Per 200 000 litų kainuosiantis renginys sulaukė ne tik verslininkų, bet ir valdžios institucijų dėmesio, o forumo idėją palaiko ir globoja Ūkio ministerija bei pats šalies vadovas Valdas Adamkus. Prezidento nuomonė šis forumas, kuriame laukiama atstovų beveik iš 20 šalių, šiuo metu Lietuvai turi itin didelę ir praktinę reikšmę. Šiuo sunkmečiu mums kaip niekada reikalinga gabių, didelį tarptautinį įdirbį versle ar finansų rinkose, turinčių tautiečių patirtis, jų proto potencialas. Prezidento teigimu, forume sutelkta išmintis, iškeltos idėjos būtų pati geriausia talka Lietuvai, įveikiant globalios krizės sukeltą ekonominį finansinį nuosmukį. Padaryti taip vadinamą inventorizaciją mūsų tautos pajėgumų, dirbančių versle ir ekonomikoje. Kad galėtume matyti tą potencialą, tiek finansinį potencialą, tiek žinių potencialą, kuris galėtų įsilieti į Lietuvos ekonomiką ir praturtinti mūsų visų ir būti, ir kartu galėtume kartu dirbti valstybės labui. Į trečią kartą organizuojamą formą yra užsiregistravę per 90 lietuvių kilmės verslininkų ir Lietuvos garbės konsulų iš 23 pasaulio valstybių – Jungtinių Amerikos valstijų, Jungtinės karalystės, Šveicarijos, Izraelio ir kitų.